Labas, katalikai. Nu ką, atėjo Putinui galas. Nu jau dabar Trumpas per šitą susitikimą tai tikrai prispaus Putiną ir visą Rusiją. Maždaug tokį įsvaizdį galima susidaryti paskaičius mūsų žiniasklaidą ir vakarų žiniasklaidą. O dabar pakalbėkim, kokia yra realybė. Kalbant apie Rusiją, reikia bus viena istorija. Sėdi du rusų tankistai ant tanko po Eifelio bokšto ir šneka. Nu jo, Ivanai, tu teisus. Informacinį karą mes tikrai pralaimėjome. Rusai niekada nemokėjo gerai daryti ir niekada nebuvo reikalo daryti didelio PR arba informacinio šou. Ta, ką mėgsta Trumpas. Žiūrėkit, kiek Trumpas padaro pareiškimų į dieną ir kiek pareiškimų padaro Putinas. Jeigu šitą suprasit, bus lengviau suprasti, kas vyksta ir kas iš tikrųjų įvyko. Kitas yra labai svarbus dalykas. Pažiūrėkit, kaip Putinas veda derybas. Kiekvienas sekantis jo pasiūlymas būna naudingesnis jam. O dabar pažiūrėkim, nuo paskutinio pokalbio su Trumpu ar telefonu ar gyvai, ar kažkas tai Rusijoje pasikeitė į blogąją pusę Rusijai. Ar Rusai kažkur tai pradėjo atsitraukinėti fronto linijose? Nu, lyg tai ne. Ar Rusijoje kažkiek tai vyksta sukilimai, revoliucijos, visokios pamaranžavos? Nu, ne. Ar Rusijos ekonomika sugriuvo? Nu taip, sugriuvo. Čia paskaičius žurnalistus, ypatingai ukrainiečių, tai jau Rusija jau nebėra ekonomikos. O dabar pavažinėjau po tolimuosius rytus, po Zabaikaliją. Tai nesiginčiusi. Matėt mano video apie kainas Jakutijoje, vienoj iš bendrovių. Ne kainas, o algas. Tai vat, taip šitoje vietoje turim situaciją palankę Rusijai. Dabar kaip galvojat, Ukrainos klausimas. Kelintas bus sąraše pokalbio su Putinu, Trumpu? Manau, koks antroj 10. Trumpui ta Ukraina išvis, prasme, jinai reikalinga tam, kad pabaigti išbožinti Europą. Vieta labai įdomiai pasirinkta. Kaip suprantu, Aliaskoje. Ten tokia vieta kaip ir buvus Rusija, kaip ir Amerika, kaip ir pinigai nepervesti, nu ten ekspertam visokiem, šitiem bloggeriam, influenceriam, tai čia bus daug peno pakalbėti ir pašnekėti įvairius tokius pasakas. Dabar žiūrėkit, kokie gali būti klausimai. Europos dalybos tarp Rusijos ir Putino. Gali būti? Gali būti. O dabar šnekant apie dalybas. Tai nereiškia, kad šiandien jie braižys žemėlapius. Dalybas galima vykdyti. Pavyzdžiui, pagal teritorijas, galima pagal laiką. Nu, pavyzdžiui, sako, du draugai prostitutė vieną. Nu, neužtenka pinigų. Ir jie pasidalina. Vienas pirmą pusvalandį, kitas antrą pusvalandį. Jie pasidalino prostitutę. Pasidalino. Taip pat ir Europą. Iki kokių 27-28 metų Trumpas voks Europą, grabins Europą. Jis nesąmonė. Trump, Amerika, mūsų draugai. Aha. Pažiūrėkit paskutinį susitarimą Ursulos su Trumpu. Kiek Europos kompanijos moka muitų? 15-25%, norint parduoti Amerikoje. Kiek Amerikos kompanijos moka muitų parduodamos Europoje? 0. Kiek Europą įsipareigojo investuoti pinigų į Ameriką? 600 milijardų. Kiek amerikiečiai įsipareigojo investuoti į Europą? 0. Kiek europiečiai įsipareigojo pirkti iš amerikietiškos naftos ir energetinių išteklių? 700 milijardų. Kiek Trumpas įsipareigojo pirkti iš Europos? Už 0. Tai kas čia ką apvaginėja? Man galit paaiškinti. Sakykit, po to paaiškit, ne, čia mūsų draugai čia tvarkoja. A dar kiek Trumpas reikalauja pinigų skirti gynybai? Dar po trilijoną kasmet. Ir tie visi pinigai turėtų nukristi į Ameriką. Be abejo, Trumpas Europos neapvaginėja. Čia yra tokie draugiški santykiai. Kai tu atsakė subinę ir tave į subinę dulkina. Ir tu apsimeti, kad čia viskas pas tau gerai, čia taip ir turi būti. Ką padarysi? Kitas klausimas. Dolerio sistema. Trumpui, iš principo, visi pasaulyje supranta, kad dolerio sistema atėjo galas.
Tik yra du variantai. Griūtis valdoma arba griūtis nevaldoma. Trumpas tai supranta ir jisai nori tą griūtį kažkaip tai valdyti, kad maksimaliai išspausti naudos savo ir Amerikai. Dėl to reikia sutarti su Putinu, kiek laiko jam duos šitai sistemai baigti sugriauti ir kokia nauja galėtų būti alternatyva. Dolerių mokėjimo sistema, ar kažkokia tai bus viena sistema, daugia valiutinė, ar bus atskiros panregionuose, atskiros valiutinės sistemos ir kažkoks tai vienas mechanizmas, kaip tarpusavį jos visos suveikaus. Suprantate, sutikit, kad čia dahrina, ką reikia aptarti, apgalvoti ir susitarti. Ar pavyzdžiui, Amerika reikia sutarti su Rusija, ant kiek Rusija stipriai padės Kinijai, arba kiek Rusija kišis į Kinijos ir Amerikos konfliktą. Iki 27-28 metų Amerika su Kinija kariaus ekonominius karus. Apie 27-28 metus jau turėtų pereiti į kitą plotmę, į fizinio karo plotmę. Tiesiogiai ar proxy karus, čia kiti niuansai šitoje vietoje, kaip sako, ateis laikas ir suskaičiuosim višikus, kaip ten iš tikrųjų bus. Vėl šitą vietą dalyką jiem reikia aptarti. Tai Amerikai tai svarbu? Tai be abejo svarbu. Toliau, Izraelio išlikimas. Amerikiečiam, baltiesiam, vaspam labai aktualu, kad Izraelis išliktų. Amerika traukiasi iš vakarų pusrutulio. Ir Rusija vienintelė, kas gali garantuoti Izraelio išlikimą. Ar tai reikia susitarti? Taip reikia susitarti. Yra daug aptarti, labai daug reikia aptarti. Toliau, Arabų pusiasalis ir nafta iš jos. Trumpui reikia tai apie 27 metus, o gal net anksčiau, nežinau kaip jis nuspės. Čia grinai ne tai, kad aš žinau, ką Trumpas galvoja, aš lindęs jo galvą. Tai yra paprasti dalykai, bet įsivaizduokit, tu esi Amerikos prezidentas. Tu turi numatyti strategijas ir taktikas. Tu sėdi jo vietą ir žiūri, kaip tau susitvarkyti su Kinija, kaip tau išspręsti tavo ekonominės problemas, kaip tau išspręsti kitas problemas. Tai yra normalus dalykas, kad norint susilpninti Kiniją, reikia nutraukti naftos tiekimą iš arabų kraštų. Kaip tai padaryti? Tu labiau ir Europą susilpninti, nes ten Europa irgi šiandien gauna naftą, dabar pagrindė. Ir netgi rusišką saliarą per Saudos Arabiją. Kaip kažkaip čia tai buvo, kad tik sankcijas įvedė Rusijos saliarą į Europą, visa Rusijos saliara pradėjo plaukti į Saudo Arabiją. Gal turbūt Saudo Arabija daug mašinų prisipirko dyzelinių. Bet va šitą vietoj, amerikiečiam reikia silpninti Kiniją, dėl to ten neturi tekėti nafta. Bet klausimas, kiek Rusija fiziškai galės pakeisti arabiškos naftos, o kiek norės pakeisti. Tai yra dėrybų dalykai, dėrybų sąlygos. Ir visą tą reikia aptarti. A dar Hohejaus, ledo rytulio, laukiam visi rungtynių tarp Amerikos ir Rusijos. Nu čia gal čia ir biukas nors susitars šitaip ant bairio. Tai vat matot, kiek daug tokių svarbesnių, a dar kiek sakiausių kitų yra klausimų, ką reikia aptarti Putinui ir Trumpui. Ir Ukraina čia tik tai kažkur ten toli. Taip, ten bus viskas, visi pokalbiai bus, kad čia vien tik Ukraina, visi kiti dalykai. Garantuoju, bus tyliai praeis ir niekas nieko neužsimins. Ir pakalbėkim apie Ukrainą. Turint omeny, kad Putino visi pasiūlymai yra tik tai geresni jam, jų situacija tik pagerėjo, jie per laiką vėl kažkiek paėjo į priekį fronto linijoje. Su ekonomika, niuansų yra, bet pas juos ekonomika griūna nuo 2012 metų, realiai ekonomika smunka, tik tai 22 metais buvo, pabaigoje metų buvo pakilimas, bet po to Centrinis bankas tą dalyką vėl padarė, kad ekonomika pabiškai smuktų. Bet dabar gyvenam tokiais laikais, klausimas ne kieno ekonomika smunka, o klausimas kieno ekonomika kokiu greičiu smunka. Pasaulyje visos ekonomikos krenta į apačią. Klausimas, kas pirmas nukris ant dugno ir suduš. Rusija kol kas tas negrėsia. Taip šitoje vietoje irgi pas juos nėra susilpnėjusios padėties. Žiūrėkit, jeigu jau Lietuvos spauda rašo, kad Vokietijoje ekonomika, gamyba sumažėjo daugiau negu planuota, tai jau panašu, kad pripažįsta netgi Lietuvoje
mano informaciją arba mano pasme numatytą kelią, kaip vakarų Europai pramonė žūsta, užsidarinėja ir išnyksta. Neatstatomai. Ir grįžkime apie Ukrainos reikalus. Iš principo, Ukraina yra tik tai vienas kelias. Nauji rinkimai ir nauja konstitucija, kurioje kiekviena apskritis turi teisę į apsisprendimą. Priešingų atveju teisiškai šito konflikto išspręsti negalima. Jau kaip mes laikė tą išdėstysim? Ar pavyzdžiui, Ukrainos kariuomenė pasitraukė iš šito Chersonės ir Zaporožės apskričių dabar? Ar jinai pasitraukė 300 dienų po naujos konstitucijos priėmimo? Visi reikia, ura, mes laimėjom, neatsitraukėm iš apskričių. O po to tyliai, ramiai, po tam tikro laiko jie pasitrauks. Aš ne šiaip savo pradėjau apie tankistus ir apie informacinį karą. Ruseliam daugiau svarbu rezultatas negu įvaizdis. Pažiūrėkit į Rusiją ir ten įvaizdis mažiausia kam įdomus. Amerikiečiam, ukrainiečiam, jum yra svarbus įvaizdis. Dėl to Putinas sakys, okei, Trumpai, tau reikia įvaizdžio. Jo, man čia reikia įvaizdžio. Tu atgauni tokį tai įvaizdį. A man už tai sumokė tuo ir tuo. Įvaizdį mes sužinosim, o įvaizdžio kainos mes nesužinosim. Nebent po 50, po 100 metų kokius nors archyvus atskleis ir kas nors bus parašęs apie tai. Gal koks vertėjas, gal koks šitas padėjėjas, gal pats Trumpas dar spės kokį nors parašyti knygą su užslaptinta, kurią bus galima tik tai. Nes pagal laiką nei Putinas, nei Trumpas negalės parašyti knygos, kurios 50 metų bus užslaptinta ir bus galima tik tada atskleisti duomenis. To tą dalyką reikia suprasti. Iš esmės labai gerai. Visi čia džiaugsis, kad Rusija pralaimėjo, nors pas ją bus ir Krymas, ir bus visos 4 apskritys. O toliau kas laukia Ukrainos? Nauji rinkimai, nauja Ukraina. Iš esmės, jeigu įdomu, galim pakalbėti, dėl ko Rusija, man dar rašinio video, dėl ko rusai neskubėjo eiti į priekį. Jeigu įdomu, šitą komentaruose galėsiu atskirai vėl naują tokį video rašyti. Taip pat, manau, gali būti įvairių susitarimų ir jie bus labai įdomus. Kaip pasakau. Nes kitaip teisiškai tu niekaip negali šio klausimo įspręsti. O toliau galima laike viską išdėstyti. Rusai sakė, jiem paliaubos nereikalingos. Jiem reikalinga taika. Gali būti kaip pirmo pasaulinio karo pabaiga. Versalio, man atrodo, vadinasi, taika. Prie taip nepasibaigė. Liktai kaip ir kažkokios tai paliaubos, bet po paliaubų Vokietija ir nebeatsigavo. Pavyzdžiui, Ukrainoje pagal šitą susitarimą turi būti atšaukta karo padėtis. Automatiškai vyrai gali išvažiuoti iš Rusijos. Bet ką tai reiškia? Ukrainoje leidžia visiems vyram išvažiuoti. Kaip galvojat, kiek? 100 000 ar milijonų Ukrainos vyrų išvažiuos iš Ukrainos. Ir kur jie važiuos? A ką tada mes darysim su jais? Piktais? Supykusiais? Jie džiaugsis, kad išvažiavo, bet piks, kad mes nepadėjom jiem nugalėti Rusijos. Gali būti taip. Gali būti taip. Nutraukti visą karinės technikos tiekimą. Turi išvykti visi šitie. Amerika ir kitos vakarų šalis turi nutraukti žvalgybos duomenų teikimą. Kas bus su Ukrainos kariuomenės? Patal prasme tokio karingumo. Jeigu jie nutrauks mūšius, daugiau jie nebeatsigaus. Plius, kaip mobilizacijos potencialas pabėgs į vakarus. Paprastas. Ir aišku, Putinas laimėjo. Trumpas laimėjo, viskas tvarkoja. Man tik kitas klausimas yra. Trumpas su Putinu šnekasi apie Ukrainą. Kas Ukrainos ką nors paklausė? Kas sako, taigi čia Ukraina. O jums geras pavyzdys, kad Ukrainos nėra. Tai tik tai yra oligarchų žemė atiduota vakaram laikinam karui su Rusija. Jūs galite net nesvaigti apie Ukrainą. Jums puikiausiai matos, kad oficialiai Trumpas su Putinu susitinka dėl Ukrainos. Ar girdėt, kas nors, kad ten bus dalyvaus kokį nors Ukrainos
atstovai, Ukrainos prezidentas. Aš tokio, gal kažką plėdinu, šiandien keliauju po pasaulį, šiandien tų visų naujienų, neaišku, bet aš kažkaip tai negirdėjau, kad ten dalyvautų ir Ukrainos prezidentas įvykiuose, kur bus sprendžiama Ukrainos likimas. Tačiau dar vienas paprastas elementarus faktas, kad Ukrainos nėra. Tai yra Ukrainos oligarchų laikinai parduota žemė. Fiziškai parduota žemė. Keliais lygiais. Fiziškai parduota žemė tai užsienio korporacijom, kitas parduota vieta karui ir metafiziškai viskas yra išparduota. Energetiškai Ukrainos niekada nebuvo ir nėra. Bet čia daugiau jau mano kito kanalo, noriu pilus tematiką. Taip pat dalykai laukia. Gyvenimas įdomus, pasaulis byra, jau kažkas dar to nematot, jau nieks jam nepadės, bet kokia atveju. Tu esi nuostabus, nesvarbu, ar tu rūpinti savo gyvenimą, ar tik tai mano gyvenimą rūpinėsi, ar Lietuvos politikų gyvenimą rūpinėsi. Bet kokia atveju tu esi nuostabus, o mes toliau stebim šitą šou. Aš perku moliūgų sėklas ir kanapių kokteilį, o jūs galite alaus, čipsų, džiovintą žuvį arba popkorną ir Coca-Cola ir žiūrim, kas toliau bus. Džiaugiamės tuo, ką turim ir planuojam turėti dar daugiau.